Lipame į vieną unikaliausių Austrijos kalnų masyvų pavadinimu Wilder Kaiser, ką reiškia laukinis imperatorius. Šitas haikas pasižymė tokiam vietom, kur reikia ir palip biškį į akmenį. Čia kaip gražu. Pažiūrėkit, koks grožis, koks kalnų statumas. Wilder Kaiser. Laukinis imperatorius vadinasi įtariu dėl to, nes kalnai turi tokią kaip karūnos imperatoriaus formą. Priėjom tokią vietą, kur yra nemažai šiaip sniego. Ir toks arčiau Dievo, žinokit, jaučiamės. Iš tikrųjų labai smagi istorija. Praeitais metais su Hebra užlipom ant šito kalno, buvo visiškai apsiniaukę, buvo šlapę, buvo tamsu. Ir net nesikėjom, bet šitos hutės durys buvo atviros, mes ėjom į vidų, ten buvo pilna žmonių, visi žiauriai linksmai leido laiką, mes išgeriam šnapso, išgeriam alaus, užkandom ir lipom žemyn. Pervertinau truputėlį savo galimybės išeidama su šortais, nes buvo 21 apačioj, čia manau dabar koksai 11, 10. Jo, bet viskas gerai. Tuoj pradėsim judėti, sušilsim. Vasarą, kai lipom, čia buvo šalčiau. Kas žiauriausia, tai kad valgom tiesiog su 3 ožiais.